Nu ką, sveiki, Minėdo brolis pradeda darbą. Dabar yra 11 valanda, labai tingėjau keltis ir tingėjau filmuoti. Labai tingėjau filmuoti. Kaip apsižiūrom automobilį, reikia šiek tiek apsiplauti. Jo, bėda. Taip tai neplaunu jau taip dažnai, nes vis tiek šlapia ir purvina būna. Bet jau šiandien pribrendo net juodi ratlankiai. Labai juodi ratlankiai. Kažkiek gal atsišveis. Iškart ant high aukščiausios temperatūros, ne šalta, 1 laipsnis. 1 laipsnis jau viską šalta. Pas mus prie plovyklos eilė. Tai truputėlį palauksim ir aš pagalvojau, apiplausiu, aš jaučiu tik tuo tirpiu kažkokius skysčių ir koks ten yra per velnias ir vandeniu. Viskas, daugiau nieko nedaryti. Aš kalbu, kad išsipurvins be proto greitai, tai čia ir šį vakarą nespėsiu net kelių dienų išvažinėti, tai nesistengsiu. Šlapias oras, tai nėra ko norėti. Eina šį kaip šalta. Radau aparate, stopų užstėta ir tipo, kažkas palikė minutį ir 40. Iškart iššokau, nusiploviau, tai gavosi nemokamai. Ačiū žmogui, kuriam paliko. Sutaupiau 2 eurus. Tai ir nieko nenufilmavau. Nieko. Kam įdomu, kaip aš jam plaunu automobilį. Judam toliau. 12 valanda, varau pavalgyti. Всё. Pakvietė pavalgyti, tai varau pavalgyti. Tada žiūrėsiu. O užsakymų tikrai netrūko, ištisai važinėjau po tuos kelis eurus. Tai jaučiu diena bus labai gera. Nu va, vieną žmogų dar paėmiau, iki vaistinės reikėjo davežti. Tai va, ne reklama. Tokia reklama su 100 sekėjų. Buvo arti, tai užgrėbiau vieną žmogelį. Daugiau tikiuosi negrėbsiu, nes noriu valgyti. Всё, 2 valanda, varau namučio pakimarint, užsakymų sumažėjo, uždirbau 30 eurų, nieko neatskaičius, tai kaip nuo 11 pasivelnio. Kaip pas mane, kalbu, miestelį pasivelnio. Net gal ir sakyčiau gerai. Išlysiu, nežinau kada, bet dar į Norfą užsuksiu, kažkaip užsimaniau ledų. Tai pasimsiu ledų ir tada vėl antram išvažiavimui ruošiuos. Nu, pas mane didelio pasirinkimo nėra, tai paėmiau šitus dadų. Labai kitokių nėra. Čia Norfo yra, tai maža Norfa. Tai yra kas yra. Bet šitie irgi gal bus skanus, manau. Atsikėliau ir sniego likučių pamačiau. Gal kam sniego reikia? Atiduodu. Dabar 4:30 ir varau vėl. Brum, labai skaniai pamiegojau. Pilnas jėgų, bet tingiu dirbti. Bet reikia dirbti. Varau. Pervariau kofeiną, Vero kafė. Eilės belenkokios. Ieškau, kur kavos nusipirkti. Noriu kavos. Ir pabandysiu, aš nežinau, ar anksčiau minėjau, Instagramą susikurt. Gal kam bus įdomu ir aktualu iš karto matyti naujienas. Kaip man sekasi. Ir galbūt kontribį, nežinau, ant kavos. Gal koks vienas kitas žmogus norės prisidėti. Tai bus matyti. Tai yra planuose. Pagrinde planuose dabar yra Instagramas ir reikia man būtinai pasistengti jį pasidaryti. Ir matysit, nuotraukas pakelsiu ar dar ką nors. Kol ėmiau kavos, užsakymas atėjo, tai atšaukiau.
Nes pirmiau kava cirkulkai yra gera programėlė, kur suteikia geras nuolaidas. Pasižiūrėkite dabar naujai, tai aš už kavą gavau 5% nuolaidą ir kartu pasiėmiau 2 bandelės kažkokias. Tai va, taip mes ir gyvenam. Ir pamačiau šiukšlę, neišmečiau nuo ledų, tai kartu išsimesiu. Varom dirbt. Kavą turiu, tai dabar laimingas. Kai pats žaisiau negali, laiko nėra, žiūrim damage planą, kaip jis nesusitvarko su savo tuo vandens parku. Bet gali jis darbuotojų samdyti, kodėl jisai nesamdo pilnai darbuotojų, jis tik 2 turi, o gali likti jis 5. Taip, jo, smagu pasižiūrėti ant fono, kol užsakymo laukiam. Jau pavargau šiek tiek, yra 7 ir vežiau žmogų į gimtadienį ir kai ką pasinaudojau, tuoj parodysiu, ką turiu. Ir nusipirkau jau senai ir pamačiau, kad yra kažkoks užsienietis Vilniuje darantis tą patį, ką ir aš, pavyzdžiui, bet jis kasdien daro, man atrodo. O aš darau tik per šventes, jeigu kažkokia šventė, tai paleidžiu muziką per telefoną, kad kartu ir mašina eitų garsas ir įjungia šviesų efektus. Ir tada kelionė, gimtadieniai virsta daug įdomesnė kelionės ir prisimena taip su nuotaika, kaip sakoma. Tai čia mano šiandien buvo panaudotas, nes vežiau į gimtadienį. Va, kaip jis išviečia. Kietai. Gaila tik ne muzika. Nu, ne pagal muziką. Nieko, yra kur tobulėt. O šitą dalyką turiu jau gan senai, tai ir naudoju. Jau kokie 3 mėnesiai. Taip, retkarčiais. Tai neprisimenu, ar jums įrodžiau ar nerodžiau, tai dabar parodžiau. Kas čia per velnės? Jo aptararai, problemų ne taip ir taip jau belenkiek. Dar viena kažkokia problema. Ir tik atėjo žiema, tik pradėjo šitą mėtyti. Ir nesuprasi dėl ko. Užrašą. Jop, tarara. Ne tik mašinoj diskoteka, tai dar ir skydelį. Nors sugalvok tu man šitaip. 11 valanda. 11 valanda ir diena yra. Toliau dirbam. Nu, jau viskas. Dabar yra 12 valanda be 5 ir varau namo. Ataskaitą tuoj parodysiu. Na va, telefonas pasikeistas. Diena nuostabi. 169 eurai uždirbti. Nu, neįtikėtina. Čia tik pajamų padariau, net skaičius nieko, kaip visą laiką sakau. Fantastika. Šią savaitę jau padariau 377 atskaičius jau komisinį. Tai yra labai gera suma ir dar sekmadienis pas mane nepraėjęs. Tai bus labai gerai, nes ši savaitė, man atrodo, išvis fantastinė, nes buvo liūdna. O pradirbta yra per visą savaitę 32 valandos, šiandien pradirbta beveik 10 valandų, o visas kitas dienas va po 4, yra kur po 5, tai va tiek va, tokie rezultatai. Fantastika. Geriau net būti negali. Kai pas mane kaime, tai labai gerai. Tai noriu pasidžiaugti, noriu palinkėti visiems sėkmės, darbingos savaitės sekančios ir iki sekančių vaizdo įrašo. Ir beje, padėkoti, kad paspaudžiate like mygtuką. Kai visiškai nesistengiu, ar kažkokia nesąmonė mažai ten pafilmuoju ir papasakoju, tai belenkiek daug peržiūrų, o kai pasistengia kažką papasakot, nieko nebūna. Tai nesuprantu dėl ko, nu bet ir gerai, yra kaip yra. Tai ačiū, kas buvote, ačiū, kas žiūrėjote
Iki sekančio karto. Visiems myliu bučiuoju. Iki.